Ir temos kontekste aš noriu iš arčiau parodyti senolitikus, antioksidantus, Oligo Elite. Su oksidaciniu stresu mes susiduriame kiekvienas dėl išorinių priežasčių, pavyzdžiui, UV spinduliuotė, oro tarša, visokie stresiniai faktoriai, ar ta pati nepilnavertė, ar pernelyg vienoda mityba, arba dėl vidinių priežasčių, pavyzdžiui, miego stokos, ar prasto atsistatymo po didesnio fizinio krūvio. Žodžiu, oksidacinis stresas yra mūsų kasdienis gyvenimo palydovas. Tie laisvieji radikalai, kurie sukelia oksidacinį stresą, vis laisvieji radikalai, niekas nežino, kas tie laisvieji radikalai. Tai paprastai tariant, tai yra tokios itin agresyvios deguonies molekulės, kurios sukelia senėjimą. Tai yra pagrindinė mūsų senėjimo priežastis. Jos sukelia tą rūdijimą mūsų organizmo iš vidaus ir tokiu būdu mūsų ląstelės sensta. Jos nebesidalyja ir nebegamina energijos, iš principo yra zombinės ląstelės, kurios kaip tie darbuotojai ofise, kur sėdi ir nieko daugiau neveikia, tik tai jame būna ir sukelia dar daugiau rūdžių aplink save. Tai tos rūdys yra didėjantis uždegimas mūsų organizme, kurios simptomatikos mes galim net nejausti, bet tai nereiškia, kad tas uždegimas nevyksta. Dėl to mums reikia rūpintis per mitybą, per judėjimą, per rūpestį savo aplinką ir per maisto papildus, kad mes būtumėm kaip įmanoma atsparesni tam oksidaciniam stresui. Ir kodėl aš jums rodau Oligo Elite, nes tai yra senolitikai ir antioksidantai. Senolitikai yra tokios biologiškai aktyvios medžiagos, kurios tas zombinės ląsteles neutralizuoja. O antioksidantai yra tos medžiagos, kurios mums kaip skydas padeda apskritai apsisaugoti nuo oksidacinio streso ir nuo tų laisvųjų radikalų. Ir Oligo Elite yra japoniškas produktas. Ir kas jau kas, bet japonai tikrai žino, kaip padaryti, kad 1 + 1 būtų lygu 3, nes šitų papildų sudėtinės dalys yra 2. Ličių vaisiai ir žalioji arbata, o poveikis yra multifunkcinis nuo apsaugos nuo oksidacinio streso iki svorio kontrolės. Tai atkreipkite dėmesį į Oligo Elite, labai gerus maisto papildus, kurių veiksmingumas patvirtintas kliniškai, juos ir kitus maisto papildus rasite adresu mirita.lt. Ten pat beje galite ne tik įsigyti maisto papildus internetu, bet ir rasti fizinės vietas, kuriuose galite pačiupinėti, paskaitinėti ir gal net pasikonsultuoti su kažkuo gyvai apie tos maisto papildus, kuriais jūs domitės.